Aš manau, kad neklysiu sakydamas, kad aušra visada buvo, yra ir bus pačiu svarbiausiu mūsų leidiniu. Šiais metais aušra švenčia labai garbingų 50-mečio jubiliejų ir tai yra šventė, manau, ir redakcijai, ir korespondentams, ir skaitytojams, bet ir visai mūsų visuomeniai. Jubiliejus, kaip minėjai, toks garbingas, tai yra pusamžio jubiliejus, 50 metų. Ir ko labiausiai norėtųsi, gal aš pasakyčiau, nes švęsti tai mes galim švęsti ir minėti, tačiau yra susirūpinimo nemažai. Visų pirma, tas žinom, kad finansavimas aušrai kiekvienais metais mažėja ir skaitytojų skaičius perkančių aušrą dėja irgi mažėja. Priežasčių yra labai daug. Visų pirma, tas galimybė naudotis internetu ir žmonės skaito aušrą internete ir daug kas, žinau, kad atsisakė prenumeruoti, nes sako, internete viską perskaitom. Taigi tas jubiliejus ir šventimas ne visados ir nebūtinai turi būti džiugus. Kita vertus ir gyvenam tokiais laikais, kada praktiškai demokratija tai yra konkurencija. Norėtųsi, kad aušra kuo stipresnė ir kuo ilgiau išgyventų, bet kaip iš tikrųjų bus sunku pasakyti. Aišku, mes šiais metais būtinai paminėsim šitą jubiliejų, vis tik tai yra mūsų istorijos dalis, o kaip žinom, spausdintas žodis lietuvių tautai buvo ypatingas visais laikais ir jeigu mes prisimintumėm tą spaudos draudimo laikotarpį dar XIX amžiuje ir kokį vaidmenį tuomet atliko spausdintas lietuviškas žodis ir ne šita, bet Basanavičiaus aušra, tai iš tikrųjų mes matom, kad tas lietuviškas žodis kartais nulėmė visos tautos likimą ir istoriją. Aš manau, kad va būtent ta uždrausta spauda tuomet atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Taip, tikriausiai mūsų aušra atlieka mažesnį, netokį svarbų vaidmenį, tačiau jeigu žiūrėtumėm į Lenkijos lietuvių gyvenimą, jinai visados buvo svarbi ir jinai perėjo daug savo, laikotarpių, tam tikrų įsimintinų ir jinai atliko tam tikrais laikotarpiais kitą vaidmenį. Būtent aš manau, kad išleisime tikrai bent jau vieną jubiliejinį numerį, būtent skirtą tam nueitam aušros keliui. Ir aišku, paminėsime tokių bendrų minėjimų visiems, tai bus spalio mėnesį, tai bus rudenį Seinuose. Aišku, mūsų užmojai ir planai buvo didesni ir paminėti tą jubiliejų ir įvairiais tokiais atminimo suvenyrais. Tačiau, kaip jau minėjau, tikrai mes turim gana rimtų finansinių problemų, taip kad visų idėjų įgyvendinti nebus įmanoma. Tačiau raginčiau visus skaitytojus ir visus bendruomenės narius pamastyti, kas dar neužsiprenumeravo aušros, užsiprenumeruoti. Aišku, kai kas gal svarsto taip, kad sutaupysiu 30 keletą zlotų, tačiau kita vertus 30 keletą zlotų per visus metus tai nėra ypatingai daug, o vis tik mes per tą spausdintą žodį bendraujame ir palaikome ryšį, tai mus sieja, tai yra tokio bendruomeniškumo išraiška. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į lietuvių chartą, ką jinai kalba apie spausdintą lietuvišką žodį, taigi irgi ragina visus lietuvius jį remti. Prisimenu prieš 20 metų vykusį aušros 30-metį ir buvo ten tikrai toks triukšmingas, iškilmingas minėjimas. Ir tais metais Lenkijos kultūros ministerija skyrė tikrai nemažai lėšų tam jubiliejui atšvęsti. Ar dabar vidaus reikalų ministerija šiek tiek skiria paramos šitam garbingam jubiliejui? Toks įdomus klausimas. Taip,
jubiliejų skyrė, bet nuėmė nuo Aušros spausdinimo, tai dabar leidybos. Tai toks yra atsakymas. Mes švęsime, pašoksime, padainuosime, bet turim susirasti diržus, būtent leisdami. Aišku, mes pirmą kartą šiemet kreipėmės į Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, būtent, kad paremtų Aušros leidybą. Ir šiemet gavom lėšų. Jeigu būtum negavę iš spaudos, radijo ir televizijos fondo lėšų Aušrai, mes būtum priversti turbūt keisti periodiškumą Aušros. Tai čia toks, sakau, klausimas. Švęsti davė, tikrai šventėms duoda, bet nuolatiniam darbui arba, sakykime, bazės Aušros redakcijos atnaujinimui, nes neturim nei diktofono, nei fotoaparato, aš nelinkus skūstis, bet čia yra faktai, neturim visai praktiškai jokios įrangos, nei gero spausdintuvo, nei kompiuteris naujausias mūsų yra nuo 6 metų. Ir čia yra problemos, kurias reiškia, arba turim kaip nors rasti galimybių spręsti, arba mes turim priimti kažkokius kitus sprendimus. Taigi tik tai paskatinti tuos, kurie dar neužsiprenumeravo Aušros, kad tai padarytų, nes tai tikrai yra pats svarbiausias mūsų krašto renginys.